mūsų Žibutę garsą įsijungiam. Negirdim nieko. Atsiprašau. Taigi šita daina. 1, 2, 3. Mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba. Galima perfrazuoti, kad mes ateiname kaip geriausia komanda. Ir aš ją esu perfrazavus ir kai man trūksta nuotaikos arba norisi save pakelti, tai aš paprasčiausiai pakeičiu šitą frazę ir mane jinai labai užveda. Taip kad paklausykite šią dainą ir iš tikrųjų, jeigu norėsis pašokti, tai pašokite. Tai yra tikrai mūsų komandinis gali būti himnas. Negali, o kai kam jau galvoju, jau jisai ir yra. Žinot, šiandien yra pripažinimų vakaras ir prieš metus aš pirmą kartą pabuvau pripažinimų vakare, kur aš nieko nesupratau ir man jisai neturėjo jokios labai didelės pridėtinės vertės, bet jau metų bėgyje, kai, kaip aš sakau, iki meistro susirinkau visus pripažinimus, kokie tik yra kompanijoje, aš supratau, kokia tai yra didžiulė vertė. Tai yra pagrindinis mūsų renginys, kas mėnesį pagrindinis mūsų renginys pripažinti mūsų naujos narius, kurie sudaro 3 procentus žmonių, kurie apskritai kūrė savo pridėtinę vertę. Jūs įsiklausykite. Šiaip pasaulyje tik tai 3 procentai žmonių kūrė pridėtinę vertę, tik tai 3 procentai žmonių kūrė verslą. Ir jau jūs esate iš tų, kurie pradeda kurti pridėtinę vertę. Ir jūsų dėka apskritai kūrėsi visa struktūra. Jūsų dėka augame mes. Jūsų dėka yra pas mus pokyčiai. Mes lygiai taip pat įtakojame jūsų pokyčiams gyvenime. Ir kągi tai galėtų duoti, kasgi tai yra direktorius? Direktorius tai yra pirmas toks laiptelis apskritai, kad kompanija pradėtų matyti jūsų vardą. Nes klientų gali būti labai daug, bet direktorių tikrai yra mažiau nei 3 procentai. Ir jau jūsų vardas ir pavardė jau skamba eteriuose, bet skamba ne tik tai Lietuvos mastu eteriuose, jisai skamba ir tarptautiniuose eteriuose. Taigi, kai aš pirmą kartą pabuvojau Rygos konferencijoje, aš savo uošviui nusinčiau nuotrauką su užrašu: aš šlovinu jūsų pavardę. Vat pagalvokite apie tai, kad pavardė gali duoti jums labai, labai daug energijos tuo pačiu, todėl kad labai daugelio žmonių pradeda kartoti jūsų vardą, pradeda kartoti jūsų pavardę. Ir tai jūs labai, labai stiprina. Todėl sakau, kad pripažinimas yra, direktoriaus statusas yra pagrindinis laiptelis jūsų karjeroje. Taigi, mielosios, kasgi tas yra direktorius? Direktorius tai yra tas, kuris dalinasi. Pirmą, tai jisai gauna rezultatą, jisai gauna savo sveikatos rezultatą. Antra, jisai pradeda dalintis, nes jisai tiesiog negali tylėti. Jis negali tylėti, gavęs savo rezultatą ir žino, kad kiek daug žmonių galima padėti, kad ir su nedideliais rezultatais. Toliau, tai yra žmonės, kurie linkę bendradarbiauti ir mėgsta bendruomenės, nes tik tai bendruomenėje žmogus tampa žmogiškas. Tas žmogus yra atviras. Kasgi yra direktorius? Tai iš tikrųjų atviras žmogus direktorius. Ir jūs pagalvosite, nu kasgi man iš to? O kas iš to? Tai kad kai jau jūs turite direktoriaus statusą, jūs tampate distributorium, jūs gaunate savo pirmuosius taškus, taip yra vadinamus pinigus, ir tie pinigai priklauso nuo to, kiek žmonių jūs pakviesite sveikatintis.
kiek žmonių jūs pakviesite, kad ir į savo komandą. Ir tai gali, mūsų patys pirmieji pinigai yra nuo 125 eurų ir jie po to kyla priklausomai nuo to, kai jūs pasididinate savo žmonių skaičių, kai atsiranda daugiau taškų, jūs pradedate gauti ir papildomus bonusus. Kompanijų yra papildomi bonusai. Bonusai tai yra premijos, bonusai po to yra direktoriniai atlyginimai, bonusai. Mes šiandien išgirsime vieną iš tų bonusų, tai yra mašina, tai yra galima pasimti nekilnojamą turtą, tai yra mašina. Girdėsite jūs ir apie šitos mūsų kompanijos bonusus. Taigi, kas yra direktorius? Tai moteris norinčios pokyčių. Ir pokyčių ne tik savo organizmo viduje, bet norinčios pokyčių ir išorėje. Mąstančios moterys, drąsiai galiu pasakyti, mąstančios moterys ir mąstančios moterys ne tik apie save ir savo šeimą. Ir šiandien labai noriu pasidžiaugti ir labai noriu susipažinti ir supažindinti jūs su mūsų naujais direktoriais ir augančiais direktoriais. Taigi, prasideda mūsų karjera, kompanija Coral Club prasideda nuo pačio pirmo laiptelio. Pirmas laiptelis, tai žinoma, yra direktoriaus statusas, tai yra, kur mes galime tuo pačiu iš karto gauti premiją ir gauti atlyginimą. Ir kasgi jums iš to jūs pasakysite? Na, kas iš to viskas priklausys nuo to, ką jūs šiandien išgirsite ir kas susimodeliuos jūsų galvoje. Tai aš labai rekomenduoju išklausyti visus ir ten pamatyti savo galimybės per kitų istorijas, kad jūs galėtumėte nusipaišyti savo ateities istoriją. Tai ką, Jurgita? norėčiau pradėti nuo to, kad dabar šnekės Renata Škulevičienė apie mūsų komandos tikslus. Truputėlį mūsų komandos tikslus dar paliksim vėliau, nes mes turime su tavimi dar vieną sudėlioję tokį planą. Tai yra papasakoti pirmiausiai nuo rezultato istorijos. Mes turime planą pasidalinti rezultato istoriją. Aš nežinau, ar mums pavyks, nes su video nepavyko, bet jeigu nepavyks mums paleisti video, tai tada Žibutė, tu papasakosi savo klientės, gerai, istoriją. Aš dabar pabandysiu pasidalinti, jeigu jums girdėsis, tai bus labai gerai, jeigu ne, tai mes žinosim, kad Žibutė pasakos gyvai. Gerai, tai aš dabar pabandysiu paleisti. Tuoj pasakysit, ar girdisi gerai. Jaučiuosi ir ta prasme, ir raudonumai. Jaučiuosi ir ta prasme, ir raudonumai mano dėmesio. Ar jums girdisi? Ar girdisi? Taip. Gerai, tai aš paleidžiu nuo pradžių. Čia tiesiog Žibutės yra pagautas gyvas pokalbis su kliente ir jos rezultatas. Jaučiuosi ir ta prasme, ir raudonumai mano dėmesio visiškai, nu, kaip ir atsiranda kartais, bet vis labai labai retai. O ant kojų atsiranda, man, kaip, žinot, aš dirbu 10 valandų beveik. Aš virėja pati dirbu ir 10 valandų ant kojų, tai jau vis tiek įtampa ir ta prasme atsiranda biški kažkiek, tai bet jau ne tiek, kiek buvo. O taip tai viskas gerai, savijauta puikiai. Man atrodo, odai mano daug gražesnė ir išsilyginu. Jūs buvote pilka, kai mes susipažinom. Pilka. Aš tik nesigyvenau, kad kadangi jūsų liga kaip ten jisai vadinasi? Vaskulitas. Aš kai apie jį paskaičiau ir apskritai pasižiūrėjau Pasolena sąrašuose, galvojau, mama mija, kad tik tai jūs turėtumėte kantrybės eiti sveikatos programą, kad tik turėtumėte kantrybės, nes jinai turėjo labai sudėtingus atvejus, ten apskritai visos kojos raudonos, viskas. Pas jūs dar tiek nebuvo, bet turim puikų rezultatą, kas liečia, tiek sakau, jau veidas šviesesnis, pokiai. Ir apskritai toks net jaučiu, kad nuotaika visai yra kitokia. Labai. Kai mano draugas sako, tu buzink, tai sako visą tokį pilna energijos. Taip, getau kaip yra, sakau, nuostabu, tikrai girdėti, matyti ir džiaugtis tais rezultatais jūsų nuostabu. Ačiū jums labai. Ne, čia žinokite, jūs pati norėjote, jūs pati mane susiradote, jūs pati parašėte ir turėjote kantrybės su manim bendrauti. Kantrybės tai nekeičia, mes 1-2 ir apsitvarkėm šitos dalykus, bet jūs paprasčiausiai buvo ten tiek atvira, kad labai paprasta viskas, labai džiugu girdėti. Tai va, tai žiūrėkite dabar, kas liečia, dabar
Žibute, papasakok truputėlį prieš istoriją, iš kur žmogus atsirado ir kas čia buvo per istoriją. Man parašė moteris, kuri norėtų sužinoti apie antiparazitinę programą ir apskritai kaip išsivalyti kūną. Ir buvo mūsų susitikimas paskelbtas, jinai man parašė vasarą, o susirašėme mes rugsėjo mėnesiui, rugsėjo vidury. Ir kai parašė man liga vaskulitas, aš paskaičiau, tai truputėlį lengvai išsigandau, bet aš žinau, kad aš turiu Oleną. Sutarėme mes pokalbį su Olena, turėjome ilgą pokalbį, valandos pokalbį, kurį aš visą įrašiau, visą žinokite, kaip tėvė mūsų, nes tai buvo labai labai didelė man pamoka. Ir galvojau, kad tik tai moteris sugebėtų. Tai mums teko, žinoma, ir pratintis vandenį gerti. Jinai praėjo tik tai detoksą ir antiparazitinę programą. Tai reikėjo pratintis gerti vandenį, reikėjo atstatyti žarnyną, reikėjo antiparazitinę programą jau pradėti jau su detoksu, todėl kad tai yra tokia autoimuninė liga, kai kraujagyslės sproginėja, tiesiog visas kūnas, įsivaizduot, kraujas išsilieja paodyje. Ir jinai gydėsi 7-8 metus, ten buvo ir chemoterapijos, ir vaistų, ir antibiotikų, va kai tik tai pasidaro, iš karto yra antibiotikai. Ir žinot, kantrybės yra, bet Olena labai gerai sudirbo, aš viską susirašiau. Ir dabar, kai jau pradedam žarnyno valymo programą, dabar susiskambinom pirmą kartą mes nuo rugsėjo mėnesio, tai visą laiką rašėmės, nes neturėjau laiko. Aš pamačiau visai kitą veidą. Tai yra šviesus veidas, besišypsanti moteris. Tada tiesiog nebuvo mimikos. Pas žmogų nebuvo mimikos, pilkos akys, pajuodę, viskas sukrytę, susitraukus ir taip toliau. Ir čia dabar jis sako, buzi, tokia buzi, esu pilna energijos, buzi, žmogus dirba po 10 valandos buzi, turėdama tokią diagnozę. Tai labai džiugu, einame toliau ir jinai sako, Dieve, kad tik tai negrįžtų, aš sakau, stop, mes tik pradėjome. Ir vat tokie rezultatai iš tikrųjų neša, uždeda papildomus sparnus, kad iš tikrųjų, vat kaip fainiai, kad gali žmogui, kaip aš sakau, padėti ir jau dabar jos bendradarbės klausia, ką mums reikėtų daryti, kaip mums reikėtų numesti svorio, kaip mums reikėtų turėti tiek daug energijos, va kaip turi tu. Tai va čia tokia trumpa. Prasideda iš tikrųjų, ar ne, Žibute, tai nuo čia viskas ir prasideda, dalinimasis, ar ne, ir visi šitą dalyką. Ir aš noriu mus toliau nukelti, jau truputėlį ačiū tau, Žibute, noriu mus nukelti toliau ir tai bus sekantis mūsų dalykas, apie kas ir yra svarbiausias mūsų šio vakaro susitikimo tikslas, tai yra duoti jums kuo daugiau istorijų, emocijų ir patyrimo. Ir sekantis mūsų dalykas, apie ką pakalbėsime, tai Renata, ar tu esi su mumis, Renata Šverebienė? Renata? Taip, aš su jumis. Tavo kameros nemačiau jungtos, tai už tai ir klausiu. Supratau. Tu mums prašau apie tuos žmonės, kurie jau atėjo, jie atėjo tiesiog kaip klientai, ar ne, jie prisijungė, jie padarė pirmąjį žingsniuką, papasakok apie šitų žmonės, apie dovaną jiems, žodžiu, apie visą šitą dalyką, ką mes, žodžiu, esam pasiruošę pasidalinti. Taip, labas vakaras. Esu Renata Šverebienė iš Mažeikių. Šioje kompanijoje esu jau daugiau nei 6 mėnesiai ir tom labai didžiuojuos. Taip, mes tik atėję į šią kompaniją gauname labai puikias galimybės pasižiūrėti į savo ateitį kitaip, pasižiūrėti kitų kampų, suprasti, kaip svarbu yra sveikata ir būti dar 10 metų tokiu, kokiu dabar esi. Ta prasme, nesirgti, nesenti ir taip toliau. Mane tas paveikė, kad galiu gauti daug žinių, kad galiu būti sveika ir labai džiaugiuosi savo rezultatais. Pas mus kompanijoje yra toks fainas dalykėlis, kurį mes gauname iš kompanijos dovanų. O kas tai yra ir kaip tą dovaną gauti, tai jeigu žmogus, pavyzdžiui, suvartoja produktų daugiau negu 100 balų. Ta prasme, įsigyja Detox Plus programą už 90 balų ir dar Coral-Mine maišelių rinkinį už 14 balų. Jis turi 104 balus ir jis automatiškai gauna iš kompanijos dovaną. Ta dovana tai yra klubas 100. Kas tai yra? Šitą klubą mums praveda, dovanoja savo žinias, tai aukščiau mūsų stovintis stiprus mentoriai. Mes išgirstame
visą jų auksinį protą, perimame visas žinias apie verslą, kaip įeiti, kaip uždirbti, kokių gudrybių imtis. Gauname labai labai daug vertingų žinių. Aš manau, galbūt jūs ir negalvojate ten už 100 balų ten užsipirkti ir vartoti produktą, gal ir nemastote, bet kodėlgi nepasiimti dovanos ir sužinoti daugiau ir gauti daugiau, negu yra šioj internetiniai svetainiai. Kiekvienas žmogus įstojęs į šią internetinę svetainę, tai gauna puikias galimybės mokslams, puikias galimybės dalyvauti konferencijose, išgirsti aukštesnių mentorių nuomonės apie verslą, žinias, jų pamokymus ir sužinoti daugiau galų gale apie produktą, apie jų veikimą ir apie uždarbį. Pas mus gruodžio mėnesį buvo tokie 67 klubo nariai, kurie sunaudojo savo ir savo šeimai ne mažiau kaip už 100 balų produktų. Tai mažiausiai sunaudojo lygiai už 100 balų tai Elvyra Leščenko. Visų pavardžių galbūt ir neminėsiu, nes jų labai daug ir laiko daug sugaišim. Nudėkim per viduriuką, paėmiau, kad 200 balų sunaudojo mūsų Jurgita Seniūnienė, tai mano mergaitė. Ir didžiausia kąsnį atsikando, tai Rūta Šimienė, taip pat jinai mano mergaitė yra. Jinai sunaudojo su savo šeima kartu beveik už 501 balą. Tai labai džiaugiuosi už savo Rūtą ir jie automatiškai gavo savo 25% atlygį į savo virtualią piniginę. Tai jai leidžia įsigyti nemokamą, pavyzdžiui, Detox Plus programą. Kiekvienas žmogus, kuris surenka 500 balų, nesvarbu per kiek laiko, per mėnesį, per 2, per 3, kai jau įkrenta 500 balų, jis gauna atgalinį pinigų ryšį, kaip tai pavadinti, 10% atgal. Tai puikus savo pinigėlių taupimas. Tai tiek iš manęs. Super, ačiū tau labai, Renata. Ir aš dabar tada noriu perduoti žodį Žibutei. Žibutė, dabar jau bus pats metas pristatyti visus direktorius. Tu jau labai šauniai pradžioje padėliojo akcentus. Jeigu dar kažko nepasakėjai, pasižiūrėk į skaidrę ir padėliok akcentus. Ir mes eisime prie pačios pagrindinės dalies, tai yra prie mūsų žvaigždučių, mėnesio žvaigždučių, tai yra naujų direktorių sveikinimo ir išgirsime jų istorijas. Žibutė? Savo direktorius ir savo linijos direktorius reikia matyti, girdėti, susipažinti ir, kaip sakoma, nuvykti su jais dar į konferenciją reikėtų. Tai kas yra direktorius? Vartotojas, kuris pasinaudojo savo referalinę nuorodą, mes visi turime referalinę nuorodas, ir parekomendavo kitiems žmonėms, kad surinktų 500 balų. Asmeninis vartojimas yra 50 balų. 50 balų prieš tai jūs matėte. Detox paprasčiausia programa yra 55 taškai. Ir jau mes turime. Toliau, vartotojas, kuris į CoralMind piniginę gauna nuo 15 iki 25% hedgebacką atgal. Reiškia, tie pinigai mums grįžta į sąskaitą. Dalyvauja kasmėnesinėse direktorių mokyklose. Tai yra tiesiog labai paprasta, kaip aš sakau, ir įveikiama kiekvienam. Ir kągi mes pristatysime. Taip, noriu aš jums pristatyti, susipažinkite, kokia nuostabi graži moteris, naujas direktorius Irena Fedorovič. 521 balas. Ir Irena, ar tu su mumis esi? Taip, labas vakaras. Malonu, susipažinkime su Irena. Irena, ką tu trumpai galėtum papasakoti, kaip tu sužinojai apie koralą, kas tave pakvietė, kas tave sudomino ir kokie tavo tikslai? Labas vakaras, esu Irena Fedorovič iš Vilniaus, man 42 metai, dirbu pardavėja ir dar dirbu grožio srity ir ten susipažinau su Renata. Ir užmačiau, kad Renata storijose kelia labai gražias lieknų gazelių nuotraukas. Ir ten buvo dar mano pažįstamos, man kaip autoritetas buvo Asta Žibutė, Jurgita, jos buvo įstojusios į Coral klubą. Ir
Renata klausė, ar nori ir tu ten storiuose. Aš nežinojau, kas ten per tokią koralas yra, bet jeigu pamačiau Astą ir Žibutę, pasakiau taip, šoku ir aš. Jeigu jie ten ir aš noriu. Na ir su Evaldo mentoriaus pagalba ir Renatos padariau direktorinę programą. Man atėjo produktai, užsakiau vyrui, savo, dviem vaikams, dar užregistravau draugę, kuri paėmė kolageną. Nu, kokie mano tolimesni planai? Nu, aš norėčiau būti nepriklausoma nuo vyro, aišku, norėčiau užsidirbti pinigėlių, norėčiau pagerinti savo ir šeimos ir pažįstamų sveikatą. Dalinuosi, nes nesigailiu, dalinuosi ne todėl, kad vartoju, dalinuosi, nes produktai yra nuostabus. Ačiū Jums labai. Irena, sveikinimai tau labai. Sveikinimai, Irena, tikrai. Ačiū. Labai džiugu girdėti ir prisiminkime vardus, būtinai Irena Fedorovič, mes ją dar girdėsime tikrai ne vieną kartą, jos karjeros kelyje ir gerai sekantį žmogų, kurį norėčiau pristatyti, tai yra mūsų naujas direktorius Loreta Vališauskienė, 558 balai. Loreta, ar jūs čia? Taip. Malonu jūs Girdit? girdėti. Taip, girdim jūs kuo puikiausiai. Taip, tik tai aš jūsų dar čia nematau, bet gal jų kiti mato. Ai, mačiau. Ačiū, kad pamojote. Gerai, labai malonu susipažinti. Gerai, klausau jūsų, Loreta. Tai kaip jūs čia pas mus atsidūrėte tokiam kolektyve? Gerai, tada trumpai. Aš esu Loreta Vališauskienė, nuo Šiaulių pusės, man 59 metai ir aš auginu gėles. Kadangi mano pagrindinis toks darbas susijęs kaip daugiau vasarą, tai ieškojau kažkokios papildomos veiklos ir iš tikrųjų ieškojau ilgokai, metai vos ne 2, dairiausi ir vis tai tas netiko, tai gal nedrįsdavau kažkur prisijungti ir tiesiog vieną dieną sutikau Renatą, senai matytą, ir žiūriu, akis žiba, sakau, ko tu tokia laiminga. Tai sako, va, suradau tokį gerą produktą, sako, labai svoris nukrito ir nuotaika pagerėjo, sako, ir einu kaip ir į verslą, sako, papildomą, nes, tai sako, jungis ir tu, sakau, aš dabar tikrai negaliu, sakau, aš prisijungsiu kokiam lapkritį, aš pamastysiu dar porą mėnesių, sakau, nes tikrai neturėsiu kada kaip darbo dirbti. Tiesiog buvo toks laikas, kad negalėjau. Tai lapkričio vidury aš prisijungiau, lapkritį buvo toks apsidairimo periodas, gruodį gavau daug motyvacijos ir paskatinimo iš Renatos ir Evaldo, aš tikrai labai daug dėmesio skyrė, žiūriu visom taip moterim, labai aš buvau nustebus ir sužavėta ir paskatino mane, tiksliau motyvavo pasiekti direktoriaus statusą. Ir kažkaip pabandžiau, lyg tai pavyko, tai bandysiu toliau eiti, o šiaip įsitikinau, produktai tikrai labai geri, tai kaip sakau, negėda net rekomenduoti ir ramia širdim tai galėsiu daryti. Aišku, gauni labai didelį palaikymą, jeigu ką nežinosiu, sakė, visą laiką pagelbės, tai va čia yra didžiausi pliusai šios kompanijos, manau. Labai džiugu, Loreta, girdėti viską, ką jūs sakote, tiesiog atsiliepia man širdyje, todėl kad kai aš atėjau į kompaniją, tai vat lygiai panašiai žodžiais šnekėjau iš tikrųjų, kas liečia mentorystę ir palaikymą, labai džiugu. Ir kągi, girdėjom apie tai, kad mes esame svarbios daugelio žmonių gyvenime. Ar jūs išgirdote šituos sakinius? Kad mūsų aplinka, tai yra, mes esame patys didžiausi palaikytojai ir mūsų aplinka stebi. Džiugu girdėti, gerai, malonu. Loreta, aš manau, kad tikrai jūsų pavardę girdėsim dar ne vieną kartą. Ir naujas direktorius, Sonata Pesienė, žiūrėkite, 902 taškai. Bravo, galim paploti, tai yra didžiausias mūsų rezultatas, labai džiaugiuosi ir tai yra rezultatas, kai naujas direktorius gauna ir premiją. Sonatėlė,
prašau į eterį ir trumpai papasakok, kaipgi tu čia atsidūrei, kad su tavimi susipažintų mūsų komanda. Tai sveiki visi, aš esu Sonata Pesienė, esu iš Kauno, man 52 metai, turiu 2 suaugusius vaikus ir anūkę. O kaip aš atsidūriau koralą, iš tikrųjų aš koralą pažįstu jau 18 metų, kadangi mano vaikai užaugo su paudarko, su kai kuriais vitaminais ir su koraliniu vandeniu. Tai aš tikrai žinojau ir man rekomendavo kažkada tai koralą būtent mano osteopatė. Tai šita kompanija yra patikrinta 100%, bet aš nežinau, koks mano statusas tenai, nes aš tiesiog buvau vartotoja savo. Bet žiūrėdama storius ir visus video, ką merginos dalinosi, tai iš tikrųjų stebėjausi savo kolegėmis, kaip jos visos keičiasi, kaip visos gražios kokios, nes aš jas pažinojau iš kitos kompanijos, tai grožio srity, dirbau, nežinau, kas nežinote, tai Mary Kay kompanijoje ir teko jas vis pažinti. Tai va, tai tinklinis marketingas man jau buvo iš principo labai pažįstamas, žinoma, kaip dirbti, kaip uždirbti. Tai aš dabar su šito tikslu ir atėjau uždirbti, kadangi produktą pažįstu, žinau, kaip jisai veikia, matau, kaip mano kolegės gražios, matau, kaip visi, kas naudoja, yra, kaip sakau, gražėja. Tai va dėl to ir nusprendžiau. O lengva iš tikrųjų, nes čia mane pagyrė, kad aš labai daug balų padariau, bet aš iš tikrųjų padariau labai lengvai. Tiesiog pasidalinau su savo ir buvusiam kolegiam, ir draugiam, ir giminaitėm, nes kas jau mane pažįsta, tai žino, kad aš nemeluoju ir sakau, kas yra iš tikrųjų yra gerai. Tai va, tai prisijungė prie mano komandos ir direktorinę padariau realiai su 6 žmonėm, o čia 900 taškų, tai nežinau, man atrodo su 11 gal žmonių kažkas tokio, tiksliai neskaičiavau. Tai va, tai mane kas labiausiai labai džiugina ir ką aš norėčiau padaryti ateityje, tai būtent dirbti lengvai. Aš esu kosmetologė, dirbu grožio srityje ir kaip žinot, jeigu atostogauji, tu nedirbi, reiškia ir neuždirbi pinigų. O mano tikslas yra ir atostogaujant uždirbti pinigų, kad aš galiu išvažiavus, tiesiog dalinti su žmonėm, galiu pliaže bendrauti, galiu skambinti, kalbėti, messengeriu bet kada ir aš galiu uždirbti pinigų. Tai mano tikslas yra papildomai uždirbti pinigų, na ir žinoma padėti moterims, todėl kad dažniausiai pas mane lankosi moteris ir kada susiduriu aš su jų oda, tai yra ne vien tik tai problema iš išorės, bet yra problema odos iš vidaus. Labai dažnai matau prisilietus prie odos, iš karto matai žmogaus jautrumą. Tai reiškia, nervų sistema yra sutrikusi. Tai ir prasideda pokalbis su klientėm, ką naudojate, kiek vandens gerite, ne tik kokį kremą tepatės, ką valgote, kaip miegate ir visi tie dalykai. Tai iš tikrųjų labai paprasta taip dalinti su kiekvienu žmogum, nes mes absoliučiai visi norim gerai jaustis ir mes absoliučiai visi turim kažkokių tai problemų. Tai va, tai čia mano tokia fainiai. Pasimatavau, vieną mėnesį, lapkričio mėnesį aš prisijungiau, pasimatavau, pamačiau, kad yra tikrai nesunku dirbti, jokio streso ir tikrai lengva dalintis, nes pats gerai jautiesi, tikrai šiuo momentu yra nerealiai gera energija, gerai jautiesi, gerai miegi, jokio, kaip sakau, streso, nepurto, ir megzti pradėjau, nes nuotaika reiškia tokia, kad gali kurti kažką, galiu daryti. Tai va, tai ir noriu pasidalinti su visais. Tai va, lengva ir labai kviečiu savo komandą, ne tik naudoti savo, ne tik gražėti, bet užsidirbti savo nemokamų produktų ir netgi uždirbti pinigų. Ačiū uždėmesi. Sonatėlė, ačiū labai už tokį išsamų pristatymą. Žinai, man atrodo, tu viską susakei, mes net galėtume ir užbaigti. Tai ką sakėt, paskutinė beveik. Labai bus smagu iš tikrųjų visoms stebėti tave karjeros kilimuose. Ir
per metus galima nuveikti labai daug dalykų. Kas yra svarbiausia, kad kaip ir anksčiau išnekėjo direktorės, mūsų naujai iškeptos direktorės, tai jeigu išgirdote, tai mentorystė, tai yra pagalba. Tai raktas, pagrindinis ir centrinis raktas mūsų kompanijai mentorystė ir duoti ranką kitam, kad jisai irgi užaugtų. Tai va tuo labai džiaugiuosi ir mes tikrai stebėsime jūsų augimą. Taip, o dabar. Gerai. Ir dabar, Žibutė, mes kartu perduosim žodį Jurgitai. Taip, Jurgita, ar esi čia? Jurgita? Taip esu. Džiugu tave matyti, džiugu tave girdėti. Tau žodis pristatyti. Girdi? Taip, girdžiu. Mūsų augančius direktorius. Taip, aš noriu save pristatyti, kas aš tokia. Esu Jurgita Mėrienė. Būtent šitoj kompanijoje esu jau 11 mėnesių. Turiu nuostabų savo sveikatos rezultatą. Minus 20 kg, netinsta rankos kojos, atsileido sąnariai, turiu labai daug energijos, jėgos ir tikrai nuostabiai jaučiuosi. Kas dar dovanų gavau iš kompanijos, tai nukrito nuo kaklo visos papilomos, kurių buvo beveik 20, tai labai džiaugiuosi. Tai šią dieną labai esu patenkinta produktu ir karjera. Labai džiaugiuosi, kad turiu jau smaragdo direktoriaus statusą ir turiu savo sistemoje, savo linijoje net 196 klientus žmonės. Tai labai žaviuosi savo visą sistemą. Tai noriu padėkoti visoms mentoriams, kurios mane augino tą progą, ir noriu pristatyti augančias direktorės, kurios irgi naudojasi mentorių pagalba ir ypatingai greitai auga. Noriu labai pasveikinti, tai Žanetą Širtienę. Jos direktorė, jos mentorė yra Renata. Ji būtent stebėjo 1,5 metų savo direktorę, savo mentorę Renatą, ir būtent prisijungė ir iš karto padarė 500 balų apyvartą. Prisijungusi tik su 7 klientais. Gruodžio mėnesio pakėlė savo apyvartą iki 750 balų. Džiaugiamės ir didžiuojamės tavimi, Žaneta. Aplodismentai tau didžiausi, kad greitai šoka į didesnį apyvartą ir ekstras bonusas tavo. Tai yra daug didesni pinigėliai į tavo sąskaitą. Jeigu pirmą mėnesį buvo apyvarta tik 500, o jau šį net 750. Sveikinam tave, Žaneta, ir Žaneta yra raktinis žmogus, būtent Renatos Škulevičienės komandoje, kuri yra labai ambicinga, turinti didelius tikslus, važiuoja į mokymus, dalyvavo Vilniuje ir dabar nusipirkus bilietą jau ir planuoja sudalyvauti forume Bulgarijoje, Europos netgi forume. Tai labai žavimės tavimi, Žaneta, tavo augimu. Noriu pasidžiaugti Neringa, kurios apyvarta taipogi labai stipriai užaugo. Tai būtent jinai atėjo į kompaniją rugpjūčio mėnesį ir spalio mėnesį jau tapo direktoriu su 500 balų, lapkričio mėnesį 700 balų, o gruodžio mėnesį 1115 balų. Tai yra ypatingai žavinga moteris, ypatingai ambicinga, protinga, išmintinga, taip pat važiuoja į mokymus, auga, dalyvavo Vilniaus mokymuose ir nežinau, bet man atrodo, kad tikrai dalyvaus Bulgarijoje. Ir sėkmės tau didžiulės, Neringute. Ši diena pas ją žmonių
28 žmonės komandoje, tai labai labai žavimės tavim ir didžiuliai aplodismentai tau. Auganti direktorė, didžiausi sveikinimai Renatai Šverebieniai. Atidarytas briliantinis direktorius. Yes! Renata kompanijoje tik nuo gegužės mėnesio, tai yra tik 7 mėnesiai. Renata atėjo į kompaniją pamačius mano rezultatą ir atėjo dėl produkto, bet protinga išmintinga Renata paklausė būtent verslo galimybės ir iškart panoro pasidaryti savo kapitalą ir per 8 valandas tapo direktorė. Tai būtent jau sekantį mėnesį jinai tapo auksiniu direktoriu ir būtent gruodžio mėnesį tapo būtent briliantiniu direktoriu. Pas ją komandoje 8 direktoriai užaugo. Taip kad labai labai, Renata, tave nuoširdžiai sveikinam su dideliu augimu. Ir tai yra viso komandinių balų 6500. Tai didžiulė apyvarta, daug žmonių eina aš paskos tavęs, Renata. Tai tu esi be galo nuostabus žmogus, šiltas, kuris skleidžia savo šilumą aplinkiniams ir būtent norisi iš paskos tavęs eiti. Tai esi labai ambicinga, turinti labai didelius tikslus, didelius norus ir žinau, kad viskas pasiseks, viskas bus įgyvendinta, todėl kad tu ypatingai daug imi iš kompanijos mokymų. Visur kokie yra mokymai, visur dalyvauja Renata, naudojasi ir galimybę visų mentorių mokymų ir pagalbą. Mes visos tai turime galimybę, kiekviena iš mūsų tą turime galimybę ir jinai pasinaudojusi labai turi greitą labai augimą. Taip kad didžiulės tau sėkmės, Renata, nesustoti pirmin į dar didesnius tikslus ir dar didesnės apyvartas ir didesnius statusus. Sveikinam tave labai labai. Taip, sveikinam, ačiū tau labai, Jurgita, už pristatymą. Ir dabar mes keliausime toliau. Ir kadangi, kaip ir žadėjom, kad šitas vakaras tai yra istorijų vakaras, tai būtent per šią istoriją galbūt jūs šiandien esate tiesiog smalsaujantis žmogus ir galvojate, o Dieve, apie ką čia kalba. Tai linkiu pasistengti, nesuprasti, apie ką kalba, bet pasistengti pajusti tą energiją ir tą džiaugsmą, kurį mes stengiamės perduoti. Ir būtent ši moteris, kurios istoriją jūs dabar girdėsite, taip pat kaip įrašą, nes jinai šiuo metu atostogauja ar lėktuve, žodžiu, kažkur taip, bet jinai tikrai mums įrašė įrašą ir tai yra jos istorija, kaip pas ją kas įvyko per metus laiko, dėl ko jinai čia atėjo, ką jinai turi, kur jinai eina, žodžiu, ir apskritai apie ką yra visa šita kelionė ir ką gali turėti absoliučiai kiekvienas žmogus, kuris tiesiog užsiregistravo Coral Club internetinėje parduotuvėje ir nusipirko elementariai nors vieną produktą. Tai aš dabar pabandysiu paleisti jos video. Tikiuosi, kad mums viskas techniškai pavyks. Taip. Ai, palaukit, taip. Pasidalinsiu dar ekranu. Taip. Taip, bandome. Labas vakaras, vakaro dalyviai. Pirmiausia, noriu labai labai pasveikinti savo partnerės ir kolegės su naujų rangų pasiekimais, savo naujų tikslų įgyvendinimais ir tai jūsų tik pirmas laiptelis į tai, kas jūsų laukia dar ateityje. Aš esu Asta Sadauskienė iš Kauno. Prieš metus laiko susipažinau su Coralu, kur mano pažintis buvo per mano labai gerą pažįstamą Renatą, kuri tiesiog pasidalino gerais dalykais su manimi. Aš tuo metu nieko neieškojau. Neieškojau pirmiausia dėl sveikatos, nes aš jaučiausi sveika ir energinga ir džiaugiuosi, kad kitais metais aš jau švęsiu savo 50-metį, bet pasirodo, kad galima jaustis dar geriau.
kas yra šiandien dienai po metų laiko, kada aš pati vartoju koralo produktus, džiaugiuosi jų duodamų rezultatų ir ypatingai džiaugiuosi, kokį rezultatą tai davė mano šeimai. Mano mama, kur gerdavo anksčiau tik tai stiklinė 2 vandens, šiandien dienai ramiai sau išgeria net 1,5 litro ir pilna yra energijos. Aš pati pamiršau, kas yra galvos skausmas ir pajutau, kas yra sustabdytas laikas ir jaunystė. Ir gera savijauta ir energija užkuria veikti ir daryti daug daugiau. Jei prieš metus laiko aš negalvojau, kad galiu sukurti didelę struktūrą, šiandien dienai aš negaliu atsidžiaugti tuo, kad mano struktūroje jau yra daugiau negu 500 žmonių. Man yra džiugu, kad didžioji dalis jų gerina savo savijautą. Turi daugiau energijos, kokybiškesnį miegą, sprendžia kitus sveikatos nepatogumus, o dar labiau didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad žmonės gali čia save realizuoti. Šiandien dieną jau yra daugiau negu 20 žmonių, kurie jau geba dalintis gerais rezultatais ir nori dalintis. Ir šiai minutė jau mėgaujasi nemokamų produktų nuo kompanijos bei vidutinių atlyginimų prie savo pastovaus darbo. Ir žinot, kas yra smagiausia, kad po metų laiko aš šiandien siunčiu jums linkėjimus iš saulėtos Ispanijos ir džiaugiuosi, kad galiu, nesvarbu, kur aš bebūčiau, tęsti savo darbus, kuriuos pradėjau Lietuvoje atostogų metu. Man reikia tik interneto ir telefono ir aš galiu dirbti ir toliau. Kompanija duoda man asmeniškai senkamas galimybės tuo, kad aš galiu savo verslą vystyti 127 pasaulio valstybėse. Tai, kad aš galiu dalintis padėdama žmonėmis, dalintis rezultatais. Ir tai yra didžiulis, didžiulis privalumas. Žinot, dar smagiausia yra tai, kad tai yra bendruomenė, kurioje mano asmenės vertybės labai glaudžiai susijusios su tuo, kaip net pasakyti dabar galvoju, kurios yra tiesiog artimos ir man, ir tai yra gyva ir artima pačioje kompanijoje. Tai yra elgis su kitais taip, kaip norėtum, kad su savimi elgtųsi. Palaikymas. Didžiulis palaikymas iš mentorių. Ir žinot, kai aš atėjau prieš metus laiko į šitą kompaniją, aš galvojau, aš juk nieko neišmanau apie papildus ir jų beveik pati nevartoju. Ir kaip man tai reikės daryti. Ir kai aš sužinojau ir iš tikrųjų gavau tikrą gyvą palaikymą iš savo mentorių, iš savo nuostabiosios mentorės Renatos Škulevičienės, iš visų aukščiau stovinčių mentorių, aš supratau, kad čia esu ne viena. Ir čia šitoje kompanijoje, būdama ne viena, o bendrystė su kitais ir su savo partneriais, svarbiausia leisti savo svajoti. Gero vakaro šiandien visiems. Žiūrėk, aš tai padarau, spaudžiu, palaikau ir paskui išmetu. Taip, ačiū tau, Asta. Taip, ar pavyko jums išklausyti, ar gerai girdėjosi? Puikiai. Puiku, Regina. Taip, Regina, jūs užmutinsiu, nes girdėsiu garsiai mintys. Taip, dabar ką, keliausime mes tada toliau ir kasgi mūsų laukia šiandien dar mūsų vakare. Tuoj pasidalinsiu prezentaciją ir pasižiūrėkim, kasgi mūsų laukia. O mūsų laukia toliau dar viena nuostabi istorija ir šį žmogų noriu pristatyti aš, nes būtent šio žmogaus dėka šiandieną mes ir susirinkome, nes mano istorija, aš esu Renata Škulevičienė iš Kauno, man 46, bus greitai 7, va, ir Jurgita juokiasi, va, ir aš į koralą, žinokit, atėjau dėl to, kad aš nuėjau su vaiku, jam pilvas skaudė, aš nuėjau, sako, jūsų vaikas pilnas parazitų, jam reikia antiparazitinės programos ir sako, ir jūs dar nusipirkit papajos fermentus iš koralo, nes jie labai geri. Aš ateinu namo, pasižiūriu, ogi ten yra ir antiparazitinė. Ir aš tada įsijungiu, galvoju, žiūriu, čia supratau, čia yra tinkli rinkodara, reikia užsiregistruoti. Galvoju, tai dabar čia man ieškoti to žmogaus, pas ką čia man konsultuotis, nes sako, kad gali būti automatinis priskyrimas. Aš sakau, gerai visatą, pažiūrim, ką tu man padovanosi. Nu, kad tokią dovaną gausi, tai tikrai negalvojau. Va, bet kai pradėjau dirbti kartu su Olena, kuri mano konsultantė, pirmiausia,
pirmiausiai. Ir kaip jinai pradėjo man lengvai aiškinti apie sveikatos koncepciją, apie tuos žingsnius, paprasta, žmogiška, buitinė kalba, elementariai sudėjo abėcėlę, kad pirmiausia viskas nuo vandens, tada tik tais švarų organizmą mes galim, švaresnį pavalytą organizmą galim atstatyti. Kai sudėliojo visus taškus ant į, mano miegas dingo, tiesiog ne to žodžio prasme, ašaros buvo akyse, nesupratau, kad man reikės keisti profesiją. Nu, nekeisti, o papildyti, pakeisti šiek tiek kryptį, nes senokai jau dirbau sveikatinimo srityje ir dirbau tinklėje rinkodaroje. Tai šitas žmogus, būtent dėl to, kad jinai taip paprastai su manimi bendravo, jinai klausdavo manęs apie kiekvieną sekantį žingsnį. Aš buvau klientinis, sako, Renata, gal tu nori sužinoti apie tai, kaip tu gali turėti nemokamą produktą. Nu, ašgi suvalkietė iš Marijampolės rajono, nu, kaip aš nenorėsiu nemokamo produkto, taigi aš jau, kad sakau, noriu. Bet paaiškino, kaip reikia teisingai dalintis su žmonėm. Tai nebuvo kažkoks savimokslas, ne man paaiškino. Aš pradėjau dalintis. Mano čekis antrą mėnesį prie prisijungimo koralę buvo didesnis negu minimali mėnesinė alga Lietuvoje. Nu, žodžiu, nu, va taip smagiai prisipirkau produktų ir viskas prasidėjo. Papuoliau aš tada į direktorinę mokyklą, apie kurią jums dar šiandieną papasakos. Ir tenai viskas prasidėjo. Ir kaip sakau, viso to pradžia tai buvo būtent tai, kad Olena, šitas žmogus, kuris be galo nuoširdi ir jinai tiesiog buvo šalia ir labai gražiai, labai paprastai, labai neįkyriai, bet tiesiog atsiklausdama manęs dalinosi apie kiekvieną tą žingsniuką. Ir aš sakiau taip, aš buvau tas atviras žmogus, tai aš tikrai linkiu kiekvienai iš jūsų tiesiog būti pačiai atvirai ir tiesiog pas jūs irgi tada esti atviri žmonės. O Lena, tau aišku, ačiū už visą tai, ką jūs kartu su Evaldu daro dabar, kaip mentoriai mūsų komandai, kokia iš jūsų eina pagalba, begalinė. Ir šiandieną noriu tavęs paprašyti, kad tu pasidalintum savo istoriją. Aš pavertėjausiu, nes tikrai mes turime, man atrodo, ar yra kažkas, įsijunkit mikrofonus, kas nesuprantat rusų kalbos, nes Olena kalbės rusų kalba, ar yra kažkas, kas nesupranta, tai žinosiu, kad reikia vertėjauti. Jeigu visi supranta, tada vertimo nedarysiu. Tai kas nesupranta, duokit balsu žinutę, gerai? Tai būčiau aš. O, Laima, puiku. Vadinasi, Laima, tada vertimas vyksta. Olena, tai labai prašau tavęs, kaip sakant, pastraipą, ir aš tada, ты говори понемножку, а я тебя буду тогда переводить. Хорошо? Gerai. Labas vakaras, милее, мергайтесь, бернюкас, потому что тут у нас и мужской пол тоже есть. Я даю обещание вот всей команде при вас, сколько у нас тут всех человек, 25, 26, 27, да, что будем проводить вечера признания, когда я буду включаться на литовском. У меня есть эта цель, и я не собираюсь с нее сходить. Вот, поэтому... Olena mums duoda pažadą, žodžiu, pasisveikino ir prieš mus visus duoda pažadą, kad jinai tikrai bus dalyvaus šituose mūsų pripažinimo vakaruose ir jinai kalbės lietuvių kalba. Это моя зона роста, и я знаю, куда мне нужно двигаться для того, чтобы это получилось. Tai yra mano augimo zona, ir aš žinau, kur man reikia judėti, kad man tai pavyktų. И вот та история, которую рассказывала Рената, то есть, скажем так, она рассказала со своей стороны, да, с моей стороны тоже есть предыстория к тому, чтобы я в подарок Ренату получила, или она меня в pодарок, ну, в общем, девчонки, мы тут подарки, вот так вот. Mergaitės, mes čia esame dovanos ir tai yra dėl to, kad ta priešistorija, kurią Renata papasakojo, tai yra ir iš mano pusės ta istorija, o kaipgi, žodžiu, Renata pas mane papuolė ir kas čia per dovana, žodžiu, ir kaip čia visą tai įvyko. Вот это автоподписание от компании, когда Коралл дарит клиентов, дарит партнеров, это не просто так. То есть для этого нужно выполнять определенные условия. И все наставники, вот ваши, да, они эти условия выполняют, им тоже достаются люди по автораспределению. Поэтому... Autopaskirimas tai yra tokia funkcija kompanijoje, kurią reikia užsitarnauti, tai yra pasiekti tam tikrą lygmenį ir jūsų mentoriai, konsultantai, jie pasiekia tam tikrą lygmenį, kiekvienas naudojasi šitą funkciją.
У вас тоже есть эта опция, просто нужно выполнить определенные условия, поэтому обязательно уточните у ваших наставников, что это за условия, для того, чтобы вы тоже могли получать от Coral Club такие подарки шикарные. Tai pas jūs kiekviena yra tokia opcija, tai sužinokit pas savo mentorius, ką reikia dėl to padaryti, nes jūs kiekvienas galite gauti štai tokią nuostabią, žodžiu, dovaną, kokią aš gavau. С моей стороны история была такая, это был февраль 23-го года. В команде была такая определенная турбулентность, и я помню этот день, я помню даже, ну вот то, что я делала, да, в этот день. Это была тренировка, кардиотренировка. Я в наушниках слушаю определенную, скажем так, вещь, которая меня в правильное состояние вводит. И я понимаю, что скажем так, мое воображение, оно рисует мне огромную команду людей, которым не нужно объяснять, что сетевое это хорошо, которые с опытом этого сетевого, которые просто не нашли еще для себя инструмент. Я переведу. Хорошо. Tai iš mano pusės tai buvo taip, žodžiu, 23 metų vasaris ir tai buvo ta diena, kurią aš labai gerai pamenu, tai yra buvo komandoje, buvo tam tikra turbulencija ir aš buvau treniruotė ir aš klausausi dalykus, kurie man padeda eiti į tam tikrą būseną. Va, ir aš tiesiog vaizduotėje matau vaizdą didelės komandos, kuri yra iš tinklinės rinkodaros, tai yra žmonės, kuriems nereikia aiškinti, kas tai tinklinė rinkodara, žodžiu, tai yra žmonės, kurie visą tai supranta. Дальше. Которые с амбициями на жизнь, которые не готовы довольствоваться вот чем-то маленьким. То есть вот я прям про этих людей я увидела, да, то есть я понимала, что мне этого очень сильно хочется. Tai yra tie ambicingi žmonės, kurie nenori susitaikyti su mažais dalykais. Ir aš tiesiog pamačiau visą tą komandą, visą tą vaizdą ir tiesiog labai to užsinorėjau. И от момента, когда эта мысль пришла мне в голову, вы поймете, к чему я подведу. До момента, когда Коралл подписал Ренату, прошло несколько месяцев, потому что это был февраль, а у Ренаты аккаунт был сделан в конце апреля. Ir mintis suprasti, dėl ko aš visą tai vedu, bet, žodžiu, laikas, kada aš tai galvojau, tai buvo vasaris ir nuo minties iki išsipildymo praėjo šiek tiek laiko, tai yra, apie tiksliai 2 mėnesiai, nes mane prirašė balandžio 26 berods. И когда я посмотрела, да, какие фотографии, вот знаете, что в Телеграме можно вот так вот пролистнуть и посмотреть, что за человек, да, какой он жизнью жил. Я здесь вижу Гербалайф. Suprantat, aš kai atsidariau telegramą, žodžiu, pagal telefoną ir ten yra galimybė tiesiog stumti paveikslėlius ir aš tiesiog, pasižiūrėti, kokį žmogus gyvenimą pragyveno, aš taip stumiu tos paveikslėlius ir žiūriu, Herbalife užrašyta. И внутри, вот знаете, так сердце заколотилось, и я понимаю, что это подсказка, да, это тот человек, но вопрос, это ж просто пока что человек, который зарегистрировался, под меня много было регистраций, и, я не начала разворачивать эту тему, я просто повела себя как человек, для которого очень важно, с какой целью пришла Рената, и моя задача была ей по максимуму эту цель по здоровью показать, как для нее, так и для семьи. Ir žinot, aišku, mano širdis pradėjo šokinėti, nes aš kaip ir supratau, kad čia žmogus iš ten, kur aš ieškau, tačiau tuo pačiu, aš supratau, kad tai yra tiesiog žmogus, kuris užsiregistravo ir tokių žmonių pas mane buvo ir daugiau, kurie užsiregistravo ir nieko nevyko. Tai tiesiog sako, aš dariau tai, ką ir dariau su kiekvienu žmogumi, pažingsninius tuos dalykus. И думала ли я, что так получится? Наверное, да. То есть внутри я понимала, что можно из этой встречи, из этого знакомства сделать что-то большое. Но здесь одного моего желания очень мало было. И со стороны Ренаты на все мои вопросы и предложения было да. Вы знаете, когда ребенок очень искренне чего-то хочет, и он всем интересуется, ему все интересно. И вот такое впечатление, что Рената была вот тем пустым стаканом, в который, просто можно было давать информацию. Toks jausmas, kad Renata buvo kaip ta tuščia stiklinė, nes į kiekvieną mano klausimą
jinai su tokiu entuzijazmu atsakinėdavo taip. Ir ko gero aš viduje ir pradžioje ir ar galvojau, kad tikrai pavyks, tai ne, bet, kaip ir buvo viduje tas noras ir toksai tikėjimas, kad turi pavykti. Tai aš jums kiekvienam linkiu, kad jūsų komanda būtų tokių žmonių, kurie sako taip. И что из этих ее, последовательных получилось, вот по итогам декабря 2024 года, условно говоря, там за год и 8 месяцев, это товарооборот команды более 19 тысяч баллов. Kas iš viso to gavosi, iš tų vienas paskui kitą sekančių taip, per metus ir 8 mėnesius, tai komandinė apyvarta daugiau negu 19 000 balų, ir išvertus į dar kalbą eurais, tai čia gausis turbūt virš 30 000 eurų apyvarta mėnesio gruodį. И за этим всем стоит просто огромная работа, стоите все вы, и стоят результаты тех людей, которые за вами идут, потому что вы сейчас просто меняете жизни и качество здоровья своего окружения, и не только, потому что я знаю, что очень многие работают через соцсети, и клиенты приходят просто потоком, лавиной именно оттуда. Už viso to stovi jūsų žmonių rezultatai, tai yra istorijos žmonių, nes ką jūs darote, tai yra jūs keičia žmonių gyvenimus ir aš žinau, kad yra dirbančių skirtingais būdais, tai yra iš socialinių tinklų, kur ateina tas srautas ar ne, didelis srautas žmonių, kurie paskui turi rezultatus. У меня в жизни было очень много вот таких подтверждений, когда я чего-то сначала захочу, я себе это очень ярко представлю, а потом это происходит. Mano gyvenime yra tokių patvirtinimų, kada pirmiausia aš labai aiškiai įsivaizduoju, ko aš noriu ir kaip tai atrodo, ir paskui tai išsipildo. Например, все вы знаете Эволдаса, да? Вот у меня был список, какого я мужчину хочу рядом с собой. Там было 33 пункта, я их прям написала. Но не мозгом написала, а вот в том состоянии, в котором можно думать сердцем. И у Эволдаса совпало по 28 пунктам, совпал, что это вот он. Pavyzdžiui, buvo tokie patvirtinimai, tarkim, mano vyras, ar ne, sako, aš užsirašiau ant lapo ne proto širdimi, kokio vyro noriu. Ir tam buvo 33 turbūt punktai, sako, iš jų 28, turbūt, ar ne, išsipildė, sako, ir tiesiog turiu vyrą, kuris yra dabar toks šalia, kokio aš ir norėjau. Потом сказал, надо было более конкретно, там вот эти, 5 пунктов, конкретизировать. Вот, неправильно написала. Точно так же касалось моей второй беременности. То есть у меня были там особенные роды, лотосовые, ребенок был на плаценте долго, и просто так мозгом это было не придумать, это нужно было вот откуда-то понять из глубины. Точно так же каждое мое путешествие, потому что я его планирую изначально, я понимаю, что я хочу в этой стране делать, я понимаю, что это моя мечта, я понимаю, как я могу ее реализовать, но сначала это должно проявиться просто в желании, вашем очень-очень жгучем желании. Viskas, mano gyvenime buvo ir panašiai buvo ir su gimdymu mano dukros, ir taip pat su kelionėmis skirtingose šalyse, kur aš labai konkrečiai pamatau visą vaizdą ir visa tai kyla iš to didžiulio noro ir tos vidinės būsenos, žodžiu, tai patirti. И тот результат, который вы с командой, мы с командой, совершили вот по итогам полугода крайних, с июля месяца по декабрь, это тоже было сначала, здесь. Это вот я просто поняла, что это, все, это вот должно произойти. Ir tas rezultatas, kurį mes su jumis padarėm per paskutinį pusmetį kartu, su jumis, su kita savo komanda, žodžiu, tai yra tai, ką aš tiesiog jaučiau, kad tai jau yra dabar ir tai turi išsipildyti. И я эту историю, вот Рената знает, Жбути точно знает, Аста знает, у меня есть такая своя система чатов, где я пишу то, что хочу, вот для себя просто. У меня такой чат есть, сейчас, секунду, я его тоже быстро покажу. Мой первый автобонус.
Pas mane yra tokie čiatai, kuriuose aš ten rašau savo tiesiog dalykus ir mano pirmasis čiatas vadinasi, tai yra mano pirmasis autobonusas. Так, что-то он у меня не отображается. Сейчас. Вот, есть. Куда я скидывала вообще, ну, как бы свои мысли, фотографии, какие-то подсказки. Этот чат был создан 11 июня 2024 года. Aha, tai yra čatas, kuriame aš dėjau savo mintis, foto, žodžiu, kažkokius video ir jisai buvo sukurtas būtent birželio 11 dieną 24 metų. У меня такие чаты есть тоже по поездкам моим. Этот чат есть для Ренаты, где мы тоже мечтаем вместе. Taip, pas mane yra toksai čatas ir su kelionėmis, ir mes kartu padarėm tokį čatą ir Renatai su jos svajonėmis. Для чего я сакцентировала внимание на дате 11 июня 2024 года? Это середина месяца, и тогда не было предпосылок к открытию бонуса привилегий от Coral. Dėl ko aš sufokusavau į datą, būtent tą birželio 11, tai yra vidurys mėnesio, dėl to, kad tada nebuvo jokių ženklų apie tai, kad aš, tikrai bus įmanoma, atidaryti programą būtent automobilio. Я, наверное, позапрошлый год уже не один раз ездила в автосалоны, в один, в другой. Я уже была 100% уверена, что это именно та машина. Но вот как-то не получалось сделать условия под те машины, которые я выбирала и думала, что это вот мое. Buvo tų bandymų, ir anksčiau, ta prasme, ir važiavimų į salonus, ir žiūrėjimų savo mašinos, ir atrodė, kad ir viena mašina mano, ir kita mašina mano, bet tiesiog pagal tuos mano norus nesipildė niekas ir nepavykdo. И вот тоже этого 11 июня находилась в таком особом состоянии, и я просто вот спрашиваю, вот Вселенная, да, покажи мне, какую-то дай подсказку, что это будет, вот что это. И ко мне во двор, ворота тогда были открыты, заезжает машина той марки, одной из 3, которые я вот выбирала. Ir žinot, aš tą dieną tiesiog irgi buvo ta ypatinga būsena ir aš sakau, tiesiog visatą, duok man ženklą, kažkaip man suprasti, tai kas tas automobilis, ko aš ten noriu. Ir tiesiog, sako, buvo atidaryti vartą ir į mano kiemą įvažiavo tos markės automobilis, vien iš 3, kurias aš žiūrėjau, būtent vienos konkrečios markės ir tai buvo tas ženklas. То есть эта машина просто случайно, ворота были открыты, да, и машина просто разворачивалась через мой двор, и я как раз-таки в этот момент смотрела в окно, вот задав этот вопрос, и мне вот тут же практически пришел ответ. Taip, tai čia buvo tas toks atsitiktinis momentas, kai tiesiog aš žiūrėjau pro langą, tuo metu įsuko mašina, žodžiu, ir jinai, tiesiog tas atsakymas, taip atėjo tą akimirką. Июнь месяц мы очень близко командой подошли к этому вопросу. Я тогда, можно сказать, чуть-чуть не разобравшись в условиях, да, там совсем немножко, оказывается, не хватило, а я думала, что не хватает много. И уже июль месяц мы открываем первый месяц этого бонуса привилегий. То есть это, считайте, 2 недели прошло. Taip, ir birželį truputėlį tiesiog ten klaidingai pažiūrėjusi sąlygas, nepadarėm to žodžiu pradžios atidarimo, bet Liepos mėnesį mes jau su komanda sėkmingai atidarėme autobonuso programą. Для чего я вам это говорю? Чтобы вы понимали, что то, что вы хотите, оно все сначала должно проявиться у вас в голове, у вас в глазах, у вас в сердце. Я хочу этого. Вот просто. И вам вся Вселенная будет помогать, соответственно, это получить. Конечно, с действиями. То есть действий делалось просто огромное количество. Это не так, что я себе села и думаю, давайте, типа. Нет, поверьте, это просто огромная, колоссальная работа за этим всем стоит. Kodėl aš jums apie tai kalbu? Tai yra dėl to, kad viskas, ko jūs norit, pirmiausiai turi užgimti jūsų galvose. Ir aišku, kad šalia to eina didelis kiekis veiksmų, tikrai didžiulis kiekis veiksmų buvo padarytas, bet, žodžiu, viskas pirmiausiai prasideda nuo vizijos ir to noro galvoj. И я бы хотела чуть-чуть вернуться в свое начало, когда я познакомилась с Coral'ом. Это был 2010 год. То есть я как потребитель уже 14 лет пользуюсь продуктом. И для меня концепция здоровья – это очень понятная
скажем так, схема, как можно красиво взрослеть, не доходить до новых диагнозов, иметь активное долголетие и транслировать это просто в своем окружении. Aš noriu truputėlį sugrįžti į 2010 metus, nes aš esu jau žmogus 14 metų naudojantis šitą koncepciją, sveikatinimsiu koncepciją ir man tai yra, kaip instrumentas apskritai tiesiog gražiai keliauti per gyvenimą, neapaugti diagnozėmis ir jaustis gerai. И я 10 лет просто кушала продукт. Мне предлагали бизнес рассмотреть, потому что мои наставники вышестоящие, они мои еще и кумовья. И мы дни рождения отмечали вместе. Многие, вы знаете, Николая, он тоже все время, да, с нами был. И с какой-то периодичностью я и на события какие-то каталась. Просто, скажем так, я любила тусить, я любила путешествовать, поэтому я была там. Но в плане бизнеса меня ничего не интересовало, потому что было свое дело, я была и в найме, и у меня был свой потом линейный бизнес, то есть все устраивало, деньги были, я тоже путешествовала много, и как бы менять я ничего не собиралась. Aš noriu, kad jūs suprastumėt, kad aš 10 metų naudojau produktą ir periodiškai būdavau, nuvažiuodavau kažkokius tai renginius, tiesiog pasitūsinti, nes man tai patiko, bet iš principo mane gyvenime viskas tenkino, aš turėjau savo tradicinį verslą, turėjau finansinę dalį, žodžiu, ir aš nebuvau tas žmogus, kuris būčiau atsakiusi į verslo pasiūlymą taip. Aš tiesiog 10 metų naudojau produktą. И если вам говорят сейчас, вот, например, в вашем окружении потребители, да, или тем, кому вы предлагаете концепцию или продукт, или бизнес, если вам говорят нет, это не навсегда. Просто дружите с этими людьми, находите какие-то общие темы для диалога, выстраивайте отношения, потому что этот человек, возможно, как и я, через 10 лет вам скажет да, возможно, раньше. Ir jeigu jums dabar kalbantis su žmonėmis, jie sako ne, tai tikrai nereiškia visam ne, tai yra ne dabar, tiesiog kurkite su jais santykius, bendraukite, suraskite bendras pokalbių temas, nes gali atsitikti lygiai taip pačiai kaip ir su manimi. И вот я сказала да 4,5 года назад, когда случился карантин, и мы, не переезжая, оказались в Литве. Ir aš būtent pasakiau taip prieš 4,5 metų, kada mes karantino metu atsidūrėme Lietuvoje, taip kaip stovim, ta prasme, nepersikraustę. И тот результат, который у меня, например, делался там 4,5 года, да, в команде есть люди, которые вот уже просто там делают его за год и 8, например, да. Есть люди, когда я только там вернулась, там сделала свой результат там золотого, изумруда, бриллианта за больший срок, чем сейчас сделала вот Рената Жибути, Аста, Рената Швербень, Юргита, да, то есть чем все вы. И вы круче меня, понимаете? И в этом сила, то, что мы можем усиливаться сильными сторонами друг друга и транслировать это в команде, потому что именно в команду будут приходить люди сильнее, чем мы. Ir svarbu mano istoriją pamatyti tai, kad jeigu aš rezultatų siekiau 4,5 metų, tai dabar visą tai kartojasi jau per kur kas greitesnį laiko tarpą mūsų komandoje ir tiesiog mums yra svarbu turėti savo komandoje stipresnius žmonės, nes tai tiesiog mes galim taip vieni kitus sustiprinti. И я хочу поздравить новых директоров по итогам прошлого месяца, Ирену, Сонату, Лорету. Дорогие, этот вечер признания, вы герои, потому что то, что вы сделали, это не могут сделать 98% людей на планете. Вы круче, вы мощнее, за вами уже идут люди. И что нам нужно понять сейчас, что вас нужно просто сдублицировать то, что вы сейчас сделали. Ir aš labai noriu pasveikinti direktorius, tai būtent Loreta, Sonata, Irena, nes jūs padarėte tą svarbų darbą su jumi, paskui jūs jau eina žmonės, jūs tiesiog nuostabios ir jau nebepamenu, Evaldai, gal tu pridėsi. Jūs tiesiog šis vakaras jūsų yra ir jūs padarėte daugiau negu 98% iš vis žmonių žemėje.
Я вас очень прошу понять, что этот бизнес очень простой. Он не легкий, но он простой. И то, чем мы сейчас можем сработать, это вашей наставнической вертикалью. Причем вот если мы берем, например, да, Лоретту или берем Ирену, то у вас сейчас просто вереница людей, которые готовы впрячься в вашу цель по-хорошему и работать на то, чтобы у вас получилось. Ir mūsų šitas verslas, jisai, kaip ir nėra lengvas, bet jisai yra paprastas ir kiekvieną jūsų tiesiog, vat, ir Ireną, ir Sonatą, ir kitas, kviečiu tiesiog sudirbti kartu su mentoriais, su visais mentoriais. Nes su tais žmonėmis, kurie į jūsų tikslus gali įsijungti. И если вам нужен результат, если вам нужен быстрый результат, то мои две рекомендации. Первое – это наставническая вертикаль и работа с наставником. Vторое – это событие, чтобы туда приезжать уже со своими людьми. Ir mano dvi rekomendacijos, tai yra greitam rezultatui, tai yra, aišku, dirbti su visais mentoriais ir važiuoti į рenginius. И, кстати, как раз сейчас я тогда хочу, если что, переходить на последнюю часть, это событие. Хорошо? Да, спасибо огромное. Я надеюсь, что в следующий раз мы будем более сжато и без перевода это сократить однозначно время. Друзья, всех приглашаю на вручение автобонуса. Предварительно еще сообщу информацию, где это будет, когда это будет. В общем, будем с вами вместе забирать машинку с салоном. Olena kviečia mus visus tikrai į automobilio įteikimą, detalės dar pasidalins, bet tikrai laukit kvietimo ir būtinai prisijunkit. O dabar aš noriu pakviesti Renatą, kuri mums papasakos apie būtent direktorių mokymus. Renata, ar tu su mumis? Taip, aš su jumis. Pasidalink, Renata. Taip, apie direktorių mokyklą. Aleksejus Lukoninas tai žmogus, kuris šiame versle sukasi jau beveik 20 metų. Jo verslas apima 45 pasaulio šalis ir metinės pajamos yra $40 milijonų. Taip, Aleksejus Lukoninas yra verslo žmogus. Jis atėjo į Koralą pasyvioms pajamoms gauti. Jis yra Koralo versle pats pirmas žmogus, virš jo nėra nieko, yra tik tai vadovybė, jo yra pati pirma linija. Ir šis žmogus mums dovanoja kartą į 3 mėnesius Lukonino direktorių mokyklą, kurią praveda jo patys stipriausi mentoriai. Mes turime galimybę padovanoti savo 2 valandas, susikaupti ir išklausyti visas instrukcijas. Instrukcijas, kaip per 3 mėnesius galima uždirbti 1000 eurų. Įsiklausyti į tai ir eiti tuo keliu. Instrukcijas, kokios yra tinklinės rinkodaros privalumai, kokie yra Koralo kaip verslo instrukcijos privalumai. Čia yra visa abėcėlė nuo A iki Z, kurią žmogus čia gali gauti labai labai greitai. Man teko taip pat sudalyvauti šiuose mokymuose, šioj direktorių mokykloj paskutiniai. Ir aš paskyrusi tą savo 2 valandas, tiesiog klausiau, sutelkus visas mintis. Man tos 2 valandos prabėgo kaip 20 minučių, nes gavau informacijos, patikėkit manim. Ir pasibaigus šiom valandom, aš buvau kaip supurtytas Coca-Colos butelis. Jeigu kas būtų atsukęs, tai būčiau visai išsitaškiusi. Šias žinias dabar labai sėkmingai pritaikau savo versle, naudoju po truputį, labai daug užsirašiau, labai daug įsidėjau į galvą ir visa tai man padeda eiti šio verslo keliu. Šį žmogų mes galime gyvai susitikti, tai šių metų vasario 16-23 dienomis auksiniams Turkijoje. Mes galime su juo artimiau susipažinti, pakalbėti, pabūti jo aplinkoje, pakvėpuoti tuo pačiu oru. Tiesiog pabūti su juo ir susipažinti. Aš labai norėčiau ir
prašiau tos, kaip Renata minėjo, Selenoje, visatos, kad tikrai mano visos direktorės ten skristų kartu su manim. Labai didžiuoju savo direktoriam, kurias turiu visas 8. Ir Jurgita, ir Irena, ir Loreta, kurios yra pas mus naujos. Ir labai didžiuojuosi Jolanta su Neringa, kurios labai daug dirba. Savo Rūtą, kuri 2 kartą jau taip pat direktorė tapo, ir savo vyru Andrium, ir sūnum Dovydu. Labai didžiuojuosi, kad visi yra mano grupėje ir labai visus norėčiau pakviesti kartu vykti į šitą forumą ir sudalyvauti su mumis kartu. Pabūti tas 8 dienas kartu. Taip. Tai tiek. Renatėlė, dar pridėk, kada mūsų laukia direktorių mokymai data. Direktorių mokymai laukia mūsų šių metų vasario 1 dieną. Taip, 15 valandą. Taip, 15 valandą, jo. Ačiū tau labai. Dar mes turime Žibutę, kuri mums pristatys apie mūsų pačią artimiausią kelionę į Rygą. Na ką, Ryga tampa mūsų 2. sostinė. Žinot, lygiai prieš metus mes važiavome į Rygą, nes Renata Škulevičienė pasakė, merginos, į konferenciją reikia važiuoti, ten susipažinsime su savo mentoriais. Ir mes tikrai nelabai ką galvojom, paprasčiausiai paėmėm, padarėm sąlygas ir išvažiavome į Rygą ir nuo Rygos prasidėjo mūsų visa kelionė. Nuo Rygos. Nuvažiavę ten mes jautėme žinoma svetimi. Todėl, kad mes esame iš Lietuvos ir galvojom su Jurgita Mėriene, kągi mes čia darome, Bet žinot, kas mus išgelbėjo? Kad mes stengiamės nevertinti, mes stengiamės negalvoti, mes atvažiavom dėl savęs praleisti gerai laiką ir pagrindas susipažinti su savo mentoriais. Susipažinti su savo lyderiais. Jūs man pasakykite, prašau, kokioje kompanijoje gali dėl jūsų asmeniškai, pavyzdžiui, dėl tų 4-5 moterų iš Varšuvos atskristi į Rygą mentoriai, kad susipažinti, kasgi čia tos lietuvės, kurios staigiai padarė programas. Ir tas labai labai suintrigavo. Ir tenai mes jau pirkome iš karto bilietus į Krokuvą. Tai yra tas toks pirmas laiptelis pabūti kartu, pirmas laiptelis, kas nebuvo apskritai konferencijose, pirmas laiptelis, todėl kad ten irgi mes švęsime Olenos mašinos įteikimą, ten atskris iš Ukrainos irgi vienas iš mūsų mentorių, kur visi turės galimybės pabendrauti asmeniškai, kad jisai sudėliotų galvelėse apskritai perspektyvas. O ką jau kalbėti, kai Olena dar yra šalia ir irgi jinai sudėlioja visas vizijas, matymus pagal tai, ko jūs asmeniškai norite. Tai va, Ryga, tai sostinė, kurią mes pamilome, prisijaukinome ir žinote, noriu pasakyti, kad mūsų tenai labai laukia. Latviai mūsų labai laukia. Taigi mes važiuojame Renata Škulevičienė, Joasta Sadauskienė, Žibutė Šarkiūnė, Renata Šverebienė, Andrei Popov ir aš manau, kad tai čia sąrašas dar yra nepilnas. Neringa Šiuškienė dar jo. Nematau aš jo, nesimatau. Neringa Šiuškienė, taip. Tie, kas turi bilietus. Žinau, kad ketinančių yra jau daugiau, bet bilietų pakol kas yra tiek. Taip. Taip, ačiū tau, Žibutė, ir keliaujam dar, mes turime Jurgitą, kuri mums papasakos apie mūsų pavasarinę kelionę mamos dienos proga. Tik rašomės ir rašomės, va čia visur rašomės, kad Jurgita, važiuojam. ar su mumis, ar jau be mūsų? Taip, aš čia. Gerai. Į Europos forumą važiuojam visos. Aš dalyvavau būtent Krokuvoje ir buvo kažkas wow. Tai be galo grandiozinis forumas, be galo didžiulis, tai yra Europos mastu. Taip, ten susipažinom su labai daug mentorių ir su visa linija. Taip, kad įspūdis didžiulis. Važiuojam visi, todėl kad čia nėra sąlygų. Mes galim kiekviena
čia pabuvoti. Kiekvienas, taip. Ir tai vyks būtent gegužio mėnesio 3-4 dieną. Bus pačioj Bulgarijoje. Kas mėgsta keliones, važiuojam. Kas nori augti, važiuojam. Kas nori susipažinti su mentoriais, važiuojam. Kas nori mokymų, važiuojam. Kas nori patusavoti, pašvesti gyvenimą, važiuojam. Kas mėgsta pamatyti gražius vaizdus, tikrai aplankysim, važiuojam. Taip, kad abejonių nėra, važiuoti, nevažiuoti, reikia važiuoti. Ir jūs jau galite užsisakyti bilietus ir ten sudalyvauti. Jeigu norit pažinti kompaniją giliau, būtina ten dalyvauti. Jeigu norite uždirbti savo nemokamą produktą, ten būtina dalyvauti. O jeigu norite augimo ir uždirbti bonusą automobiliui, ten būtina dalyvauti. Jeigu norit nekilnojamo turto bonusą, būtina dalyvauti. Būtina dalyvauti, jeigu nori augti ir būti, turėti didesnius tikslus. Taip, kad važiuojam visi. Super. Ačiū tau labai, Jurgita. Paskutinis mano sakinukas ir perduosiu žodį tada Žibutei, baigiamą į žodį, uždarimą mūsų vakaro. Tai rytoj mes turime 19 val. Tęsinį. Šiandieną mes pasidžiaugėme mūsų komandos, mūsų augančios komandos rezultatais, o rytoj bus mūsų mentoriaus Anatolijaus Jevsignėjevo visos organizacijos pripažinimų vakaras. Ten bus patys tokie dabar labiausiai, greičiausiai augantys žmonės, jų istorijos. Tad jeigu norisi prisirinkti istorijų ir tiesiog su tom istorijom paskui eiti pa žmonės ir sakyti, klausyk, o aš susipažinau su autobuso vairuotoja, kuri dabar turi savo verslą, o aš susipažinau su ta, kuri dabar, o aš susipažinau su ta, kuri dabar ir tiesiog eiti kalbėti su žmonėmis sėkmingomis istorijomis, tai tas vakaras jums. Dėl nuorodos kreipkitės asmeniškai, o dabar perduodu žodį Žibutei. Žibutė, tadam, tau vakaro uždarimas. Taip. Na ką, mielosios, aš jums noriu papasakoti tokią trumpą istoriją. Istorija apie žokėją. Amerikoje gyveno žokėjas Frank Hayes. Tai yra tikrai istorija, kuris labai norėjo laimėti pasaulinius čempionatus. Bet jam niekaip nepavykdavo laimėti pasaulinius čempionatus. Ir viename iš labai didelių renginių jis paprasčiausiai bejodamas numirė. Ir kai jisai numirė, arklys jį nuskraidino link finišo pirmą. Ir jisai laimėjo čempionatą todėl, kad jisai paprasčiausiai paleido arklį ir jo daugiau nelaikė. Vat kaip yra kartais keista, kai mes norime laimėti kažką, tai mes pradedame laikyti taip vadeles, kad neleidžiame savo laimėti. Taigi labai rekomenduoju visiems paleisti vadeles, gyventi gyvenimą, eiti link savo finišo, nestabdyti savęs, nes finišas tai yra jūsų tiesioji. Tai tiek, mielosios, gero jums laiko ir iki labai greito susimatymo visų, labai greitai pasilgsiu jau rytoj.